draugai, atėjome į 3 kvadratinių kilometrų turgų Agadyre. Kol kas pirkti nieko nežadame, bet žiūrėsim, kaip baigti. Polonija? Lithuania? Lithuania, Lithuania. Papasakot. Mes tik įeinam į turgų, iš karto prie mūsų prisistato žmogus koks nors. Tai adresą duos, kad atviruką jam atsiųstume. Tai pavedžiot mus po turgų. Kol kas atrodo smagiai. Marokiečiai labai vaišingi, dabar gausim arbatos tradicinę. Kaip dar? Kad ir kas čia bebūtų, man užtipė ant ranką tna. Sakė sėkmiai. O dabar duoda išuostyti visus muilus. Aš bungu, lėja lūpa nešvarų mandariną, man čia kažką... O, koks rankinis! Einam. Vyro pirmas pirkinys arbatos už 40 dirhamų, kurių nei planavom, nei kažką. Atsivedė į palapinę ir tiesiog išsitraukė iš piniginės ir ne. O, daro vietoj kokoso aliejų. Suberia. O, my god, koks kvapas. Ir gaunasi toks šviežias. Nebloga komota būtų. Tai gal exchange'as čia? Ai, ne čia laikai. Meno kūriniai. That's homemade Gucci. Vyras po nutikimo su... Jam atjungė visus jutiminius organus, nieko negirdžiu ir nieko nematau. Čia arba būni draugiškas su visais, eini paskui visus ir tau visko prakiša ir dvigubai brangiau, arba sakai, no, abejingas, iš vis nes nereaguoji nieką, absoliučiai. Čia arbatos, nemokamai, for free, my friend, for free. Avokado sultys. Nerealus skoniu. Nori paragauti? Давайте. Salam. Labas. Einam ten, kur Lėja nuves. Rado. Nu, duok vieną. Kaip jie šoka, jie nešoka. Alibaba. Mes su Lėja linksminamės, o tėtis moka. How much? Orange. Cocktail? Yeah. Orange 10 dirham. Cocktail 15 dirham. Cocktail with... Cocktail, yeah, this one. Turgui sakėm, nieko nepirksim, bet iš tikrųjų nusipirkom 2 dalykus. Nuo vieno nusiderėjom 1300, o nuo kito ten iš vis 1000.
Gatvių manufaktūra čia klesti. Į vakarą visi išeina į gatves dirbti. Nusipirkom Orange kortelę. Internetas čia kainuoja 1 gigabaitas 10 gramų, tai čia tas pats kas 1 euras. Nu tai 1 gigabaitas 1 euras. Ir it's a good price, good price. Good price. Salam. Salam aleikum. Taigi, trumpai apibendrinant Jum Agadyro į turgus. Nes mes daug matėm. Visuose arabiškose kraštuose bus 2 tipų žmonės. Tai yra, kurie nuoširdžiai Jum padės ir pagelbės ir laikysis visų taisyklių ir įjungs taksometrus ir pavaišins Jūs arbata nemokamai. Ir bus antras tipas, kurie visą laiką norės Jums kažką įpiešti. Paimti Jūs už rankos, nusivesti, parodyti. Nori užsidirbti tiesiog pinigų. Nepirkit nieko iš pirmos vietos, pasivaikščiokit. Įsijunkit tokį abejingumą iš tiesų. Rasit patinkantį daiktą, mintyse sugalvokit, kokia tai kaina gali būti, už kurią kainą Jūs tą dalyką pirksit. Perkat po tokį apdarą. Sakom, 1500 dirhamų. Tai yra 150 eurų. Aš už šitą kaftą, kaip jisai? Kaftą ar... Ne, kaftan turbūt. Šafraną, žodžiu. Už šitą šafraną nebūčiau daugiau mokėjęs negu 15 ar 20 eurų. Tai pradėjau dėrėtis nuo 150. Jie sako, o čia labai excellent kokybė. Pas visus excellent bus kokybė. Best quality, excellent kokybė, handmade'as ir panašiai. Ir visą laiką laikiausi šitos kainos. Pradėjau iki 1000, tada iki 800, tada aš pakėliau iki 200. Didžiausia kaina, ką aš buvau sutikęs, tai yra 200 dirhamų. Ir žmogus nesutiko, tad atsistojau ir nuėjau. Pardavėjas pradėjo mane vytis, palauk, ateik čia. Gerai, viskas. 200, parduota. Tad visą laiką dėrėkitės ir turėkit savo kainą. Kaip tas pats buvo su mano suknelė. Iš pradžių aš mačiau vienoje vietoje tokią suknelę už 2800 dirhamų. Aš pamačiau, išsižiojau. Kokybė nebuvo tokia gera. Ne, čia viskas tau kokybė, grožis, kaip gerai, ne. Iš visų ten palapinių susirinko žmonės žiūrėti, kaip gražu ir kaip faina, kad tik piršt. Tai ten mes tiesiog gražiai, mes ten išsiskyrėm, sakom, aišku, sudėtinga su jais. Žiauriai sudėtinga buvo atsiskirti, nes jie tokie lipšnus, galima sakyti, tokie paslaugus jau itin. Jeigu jau ne čia, jeigu jau pas juos nepirksi, tai nuves į kokią nors kitą palapinę, kur ten jų draugai kokie nors pardavinėja šafraną, o ne kaftaną. O šitą suknelę nusipirkom jau išeinant. Radom tokią įdomią vietą, kur toks užkabaris ir moteriškė ten taiso ir pardavinėja. Tai labai gerą tą kainą pasiūlė, iš pradžių norėjo 800. Kas realiai yra reali kaina, visiškai normaliai rinkos kaina. Bet aš sakiau vyrui, kad daugiau 600 nemokėsim, tai nusidėrėjom iki 650, bet vyras davė 660. Užeinam į palapinės tik ten, kur mūsų nekviečia. Kur mes patys norim ir mums kažkas patinka, realiai patinka. Jo, daiktai patinka, o pardavėjas nelenda į akis. Jau yra neblogas ženklas, bet ten galima pirkti. Kad galima apskritai nusipirkti kažką, nes, ta prasme, jeigu tau lenda į akis, tai nusipirkti. Arba ten kažkas psichologiškai paveiks žmogų ten silpnesnį ir, nusipirks tos arbatos už 40. Kaip aš šiandien padariau, pavaišino skaniai arbatytę, čia atsiųskit atviruką į Lietuvą, param. Aš esu ištampuota dabar. Tai va, tai tą arbatą, ką aš nusipirkau už 45 dirhamus, kiti žmonės pardavinėjo už 30, tai tikrai drąsiai galit nusipirkti už 20 arba 15 dirhamų. Paieškokit tos arbatas, negalėsite. Va, arbatytė, žiauri. Jau tu dabar gal parduosi arbatą. O šiaip mes pamažu bandom infiltruotis
į arabišką atmosferą, rengtis arabiškai. Nes šiaip žmonės, kai mūsų sutinka, arabai sako arba Russia, Polish, arba Italija, kas dar žiūrė. Jie moka visom kalbom pasisveikinti. Lietuva. Labas arabas, sako. Labas arabas. Jo, bet jiegi ne arabai, man čia įdėtimas yra, kai jie arabai, jie čia arabai. Žodį naudoja, kai kurie žodį Inshallah. Kad rytoj lyt. Jokit sulčių, paragaut, gerkit sultis, žiauriai skanios, nemokėkit daugiau negu 10 dirhamų. Žmona papasako, kokias sultis šiandien gėri. Avokadų sultis nesveikai skanu. Aš dar gyvenime esu ragauti. Būtinai. Wow. Tai va. Tai tiek apie tą Agadyro turgus. Iš tiesų sumaištis, visko daug, akis raipsta, tave kviečia, iš tiesų labai sunku atsilaikyti, net nueiti kažkur nepasimesti, matuojantį, sužiūrėti savo daiktus. Iš tiesų tai reikalauja tam tikrų pastangų ir mokslo. Taip, tai yra dėmesys sukoncentruotas ir tu žinai, ką nori nusipirkti, bet turbūt to išmokstama ir mes džiaugiamės šiandien prašovė realiai tik 2 mūsų tarpatas. Visą kitą nusipirkom labai gerai. Iki kitų mūsų nuotykų.